Labą dieną, su jumis aš, gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Kalbame apie tai, kas visiems labai aktualu, kaip neturėti sunkių lygų ir kaip būti sveikam vyresnėme amžiuje, senjorų amžiuje. Video tiek jauniem, tiek vyresniem, nes mes panagrinėsim vieną iš sveikatos aspektų - kamieninės ląsteles ir labai modernų požiūrį į tai, kaip atsiranda lygos ir koks maistas padeda šių lygų išvengti. Kaip visada dalinuosi ekranu ir pakalbėsime, kas tai yra kamieninės ląstelės, kokių lygų atveju jos labai svarbios, kaip pagausinti jų kiekį. Taigi sveikam amžėjimui arba jeigu ir jaunas žmogus, jau kiti skaito nuo 30 metų, pradeda senėti, amžėti ir atsiranda daug ligų. Ir yra labai gera knyga neseniai išleista, aš jos pagrindu ir kinų medicinos pagrindu pakalbėsiu. Tai gydytojas Viljamas ir kas man buvo labai įdomu, tai kaip mokslininkai, kad po kiekvieno skyriaus yra įdėti naujausi 5 metų, kai kurios temos ir anksčiau tyrinėtos, 6-7 metų senumo moksliniai tyrimai, straipsniai, aukšto lygio straipsniai. Ir kad paliečiamos ypatingai svarbios temos, ne tik kaip imunitetas, kaip gyja žaizdos, bet angiogenezė, tai yra, kuri turi būti pusiausvyroje labai labai pageidautina, kai kenčia organas neaprūpinamas deguonim ir nepageidautina, kai vystosi auglio ląstelė ir turi būti sunaikinama jinai. Apie kamieninės ląsteles, apie imunitetą, apie regeneraciją, apie tai, kaip maitintis ir koks maistas. Maistas galbūt viso pasaulio dar neištyrinėtas ir tai, ką aš duosiu šiandien, tai nebus visiškai visi maisto produktai, bet dauguma ir patyrinėsim vieną aspektą labai labai svarbu, kad neatsirastų lygos. Taigi, jeigu siūlau perskaityti šią knygą ir plačiau susižinosit, kas yra angiogenezė ir kodėl jinai labai svarbi, kad mes būtumėm krauju aprūpinami, kad nesivystytų aterosklerozė. O šiandien apie regeneraciją, apie mikrobiomą, apie tai, kodėl reikia probiotikų, labai daug kalbama. DNR apsauga labai sudėtinga. Pamėginsiu kalbėti, bet reiktų daug piešinių. Ir tai yra labai sudėtingas procesas tiek žinoti, kas yra pati DNR, tiek apsauga, metilinimas arba histonų specialus susisukimas DNR. Imunitetas dar platesnė sąvoka. Taigi, ką galim, tai pradedam nuo regeneracijos. Galiu tik pasakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų storųjų plonųjų žarnų gleivinė atsinaujina greitai, greičiausia negu kiti organai, tiesiog per kelias dienas. Kai kurie ten plaučiai, skrandis irgi nereikia ten kelių mėnesių, o griaučia apie 10 metų. Tai reiškia, atsinaujinimas yra regeneracija. Tai ir ląstelių dalymas, bet kartais, jeigu ląstelė netaip dalyjasi, tai reikalinga naujų kamieninių ląstelių. Mes žinom, kad kai vaikas gimsta, tai virkštelėje lieka. Anksčiau niekada niekas neužšaldydavo, dabar turtingesni gali užsišaldyti kamieninių ląstelių, nes jos jau sunkių ligų atvejais panaudojam. Kamieninė ląstelė tai tokia universali ląstelė, saugoma visose organuose, bet daugiausia kaulų čiulpuose, kai trūksta, reiškia, normalių ląstelių, kai auga labai pažeistas arba kai, pavyzdžiui, yra gili žaizda, tai tiesiog pliūpsnis kamieninių ląstelių spiečių sutelkiama, nes jų būna kelių rūšių irgi. Nors tos pačios, nebrandolinės, bet vis dėlto vienos labiau žaizdom, kitos kai kuriuom organam regeneruoti, jeigu ir žaizda yra. Tų kamieninių ląstelių daug greičiau regeneruoja, žaizda gali būti ir organe, vidinėme organe. Oda irgi galima sakyti, kad yra organas, nebūtinai odoje. Ir tada reikalingas tiesiog jų spiečius. Už tai regeneracija labai svarbi būdavo kaip mechanizmas anksčiau, kai nebūdavo visokio kraujo perpilimo, kai nebuvo galima susiūti vidaus organus ir taip toliau.
tai tie žmonės ilgiau išgyvendavo. O šiaip prireikus kamieninės ląstelės pakeičia naujomis ir regeneruoja susidėvėjusias ląsteles, ypač greit regeneruojasi kepenys, už tai kalbam, ar valyti, ar regeneruoti, sudaryti sąlygas regeneruoti, kas kartais vadinu paprastai empiriškai valymu. Ir daugiausia, aišku, kaulų čiulpuose. Kinijoje naudojama ilgai verdama kaulų čiulpų sriuba ir yra truputį mokslinių tyrimų, bet ne per daug šioje knygoje. Iš kaulų čiulpų virta sriuba nebuvo nagrinėta ir aš nenagrinėsiu vien kaip virti, prižadu padaryti atskirą video. Kodėl mes jų netenkame? Tai tabako dūmai. Net pasyvus rūkimas jau pasėdėjus pusę valandos 40% leisgyvės būna, jos būna pakenktos tos kamieninės ląstelės. Jeigu žmogus bus sužeistas, pasėdėjęs patalpoje, kur kiti rūko, tai jam grėsia tiesiog irgi labai sunkus tų žaizdų gyjimas, užterštas oras, ypač kai kietosios dalelės jų daug ore, girtavimas, bet koks alkoholis, nedidelį chemiją, švitinimas visiškai gali sunaikinti. Diabetas. Tai diabeto metu labai turi gerai veikti ir angiogenezė, ir regeneracija, nes diabetas sukelia labai daug problemų, negyjančias žaizdas. Ir antro tipo. Antro tipo yra dabar tiesiog epidemija. Pasaulyje tiesiog milijonai tų žmonių, arti milijardo, kurie turi galbūt antro tipo diabetą, nes neišsivysčiusios šalyse tai nenagrinėjimo, jie irgi dažnai maitinasi didelio glikeminio indekso angliavandeniais. Ir antro tipo diabetas taip pat sukelia kamieninių ląstelių pažeidimus, tada mirštama nuo daug kitų ligų, nes negali regeneruotis dauguma organų. O tą epidemiją suvaldyti pirmo ir antro tipo diabeto, kai žmonės nežino to mechanizmo ir kai taip labai nori pasitenkinimo su cukrumi, tai labai labai sudėtinga. Cukrus yra kamieninių ląstelių žudikas. Nu tai cukrų žmonės ėmė vengti. O aš jau čia net nebeidėjau skaidrės apie pasniką, yra nepaprastai daug, kad maistas gali būti ir priešas, bet gali būti ir vaistas, o badavimas gydo visas ligas, ypač po tokio gilaus pasniko. Badaut galima tik 1 arba 3 dienas, iki trečdalio ar ketvirtadalio padidėja kamieninių ląstelių kiekis, taigi galimybė gavus sunkią lygą jum išgyventi irgi padidėja perpus. Bet dabar parašykit, kad va, dabar per adventą badavom. Nu parašykit. 1-3 dienas arba 2-3 savaitės pasnikavot, išėmė gyvūninės kilmės produktus. Tai vegetarai tai to nedaro. Bet ne veganai, ne vegetarai. Ir man jau nusibodo kalbėti ir kalbėti, galbūt jeigu plačiau per televiziją, moksliniuose straipsniuose žmonės nekalba, tai tas nusistumė kažkaip, nors tai atrodo taip paprasta. Čia pati paprasčiausia metodika. O dabar kamieninių ląstelių darbą skatinantis maisto produktai. Jų yra daug daugiau, bet čia visi šitie yra labai labai ištirti. Ir ištirti kodėl. Aš smulkiai neaiškinsiu, nes ne visiems sako, ten likopenas daugiau angiogenezę skatina. Ar ten resveratrolis dar žinomas. Yra daug kitų medžiagų, pavyzdžiui, mangose magniferinas, kuris labai labai daug gerų procesų organizme irgi daro. Tiesiog reiktų labai plačiai nagrinėti, aš geriau pasakau pačius produktus be jų sudėtinių dalių, jo labiau, kad iš kai kurių augalų jau sudėtinės dalys išskiriamos, o iš kitų dar neišskiriamos. Tai visi adaptogenai, ženšenis, rusuoja radiolė, ašvaganda, daugelis kitų, kininis citrinvytis, riebios žuvis. Pati visa žuvis labai gera ir jūros gerybė, netgi kalmarų rašalas, o ypač omega 3 riebalų rūgštis jų yra kitas porūšis, nes augaluose daugiau alfa-linoleninės rūgšties, o čia yra kitos specialios riebalų rūgštis, kad ir omega 3 jų yra keli porūšiai, kurios labiausia saugo nuo kamieninių ląstelių pažeidimo, nes kamieninės ląsteles palaiko pusiausvyroje. Tarp kitko įsiterpsiu ir pasakysiu, kad kamieninės ląstelės būna dar specialius porūšis, nes iš kur gaminasi vėžio ląstelė, irgi iš kamieninės ląstelės. Ir kamieninės tas ląsteles reikia sunaikinti. Ir organizmas naikina tom pačiom medžiagom, jos išlaiko pusiausvyrą. Čia jau imunitetas. Imunitetas žino, ką reikia naikinti, ką reikia pastiprinti.
taigi, kad neregeneruotų. O šiaip mes labai jau bijom to glitimo ir kai baubas daugumas atsisako grūdų produktų, bet nuo seno žmonės grūdai buvo pagrindinis maistas. Aš siūlau daugiau vartoti daržovių, bet grūdų nereikia užmiršti košių, bet visą dalį, pavyzdžiui, miežiai dabar labai plačiai soros dėl priešvėžinių kitų savybių. Šiaip visą dalį grūdų produktai, ypač ištirtos ryžių sėlenos, labai plačiai, nes ryžiai Azijoje maistas, o japonai labai tyrinėja funkcionalų maistą, gal ir kviečių sėlenus, bet jos tiesiog nėra ištirtos. Visi prieskoniai, ypatingai kamieninių ląstelių darbą skatina ciberžalė šafranas. Ciberžalė tai netgi išimama iš jos veikliosios dalis kurkuminas ir beveik visiems onkologiniam ligoniams siūlo. Ir su šafranu yra daug papildų, yra notropai su šafranu. Šiaip resveratrolis yra mėlynos spalvos produktuose, mėlynės, spanguolės, vynogės, atskirai labai ištyrinėtos gervuogės. Tai visur yra ne tik resveratrolio, bet daug kitų medžiagų, kurios nepaprastai skatina kamieninių ląstelių darbą, kad jos arba susižeidus, dar kartą pakartosiu, kaip spiečius pultų ir užgydytų mūsų žaizdas po operacijų, kad nebūtų kažkokių lėtų labai gijimų, arba susidaro kartais ir nesant aterosklerozei vyresniems žmonėms sunkiau gyja žaizdos, nes kamieninių ląstelių yra daug mažiau. Ir, pavyzdžiui, susidaro tiesiog kopos, kurios kartais negyja. Salierai labai irgi išgirti nedideliais kiekiais. Čia yra labai įvairios teorijos, bet šitoje knygoje išgirta. Ir žalioji arbata. Yra aišku daugiau produktų, tiesiog nėra ištyrinėta, kaip jie veikia kamieninės ląstelės, nes tai be bralo brangus tyrimai ir kad tyrimai būtų patikimi, yra dar labai labai speciali metodika, metodologija. Ir tai visa tai turi būti prižiūrima, turi būti aukšto lygio kiti mokslininkai, kurie prižiūrėtų tą darbą ir peržiūrėtų parašytą darbą. Tai vadinami recenzentai ir labai dažnai atmetama, jeigu kur nors nukrypstama netiek statistiškai nepatikimai viskas apskaičiuojama arba kiti faktoriai daro įtaką. Todėl ištyrinėti, ar būtent kamieniniam ląstelėm ir jų darbui padeda, yra nepaprastai brangu. O aš iš kinų medicinos pusės, tai senatvėje silpsta vandens stichija, jinai kaulus, kaulų čiulpus, galvos ir nugaros smegenis. Tai svarbu stiprinti vandens stichiją. Vandens stichija stiprėja ramybėje, šilumoje, šaltis labai kenkia. Šaltis ir grūdina, nedidelis šaltis gerai, po karštų vandeniu šalta apsipilt. Tai dar kartą pakartosiu, galvos nugaros smegenys, kaulai, kaulų čiulpai. Ir nuo 40 metų būtina adaptogenai, daug daržovių, o kartu mes turim užsimti tas darbais ir tuo tęstinumu, turi būti dvasinio gyvenimo idėja, ką darė mūsų protėviai, vanduo tai ryšys su genomu, genų pažaidai. Irgi atsiranda čia atskira jau sritis, kai mes paveldėm iš protėvių tas ligas, bet genai būna paprastai uždaryti. Yra du būdai, kad tiesiog genai nebūtų nuskaitomi lygų genai ir mes patys juos atidarom neteisingų elgesių, neteisingai maitindamisi, neteisingai mąstydami. Už tai labai svarbu, nes sveikata neįmanoma daug. Tautų tai žinoma, kai žmogaus gyvenime nėra dvasinio gyvenimo idėjos, nėra specialių norų tobulinti, harmonizuoti pasaulį, nėra tų gerųjų norų evoliucijos, kurios paveldom iš protėvių kaip talentus tos norus. Ir dar inkstuose, jie yra vandens stichijos pagrindinis kanalas, inkstų kanalai, dar yra neįprasti kanalai, kurie reguliuoja genomą ir turi ryšį su protėvio energija. Ir jie labai saugo nuo genetinių lygų. Taigi visiems labai linkiu mylėti savo gimtąją žemę, kurioje guli mūsų protėviai, prisiminti ryšį su protėviais ir maitintis maistu ir nežaloti tabako, dūmais bei kitais žalingais įpročiais. Taip pat pasižiūrėkite apie tokius blogus dalykus, kaip yra prisirišimas prie įvairių lošimų ir kitų, kai mes smegenį žalojame dopaminu, prieš tai buvęs mano video. Taigi visiems sėkmės ir sveikatos. Aš atsijungiu, palinkėdama viso ko geriausio mane žiūrintiem žmonėm ir norėdama, kad visi